Pasakysiu jums tikriausiai 3 pačius gražiausius žodžius. Tai yra ačiū, prašau ir atsiprašau. Tai pirmasis ačiū skrieja šitam dideliam nuostabiam stalui, šeimai, tėvams. Manau, nusipelnė tikrai aplodismentų mažų mažiausių. Taip pat ačiū liudininkams, kad liudijat meilę, kad rodot pavyzdį, kad esat šalia. Atsiprašau, bet pats brangiausias žmogus šiandien yra mano vyras. Ačiū tau, kad tuokėmės iš begalinės meilės. Ačiū, kad kuriam tokį gražų ryšį savo pastangom, darbu. Ir ačiū, kad esi mano pati geriausia komanda. Myliu tave. Myliu tave. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi. Meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui. Pamiršta, kas buvo blogai, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visą pakelia, visą tiki, viskuo viliasi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Kai laimė lydės, ar vargas suspaus? Kai sveikata atvers, ar ligos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Jauskitės visą likusį gyvenimą, kaip jaučiatės dabar. Mylėkite vienas kitą taip, kaip jaučiat dabar. Ir būkite vienas kito geriausi draugai. Nes jūs tokie gražūs, aš nežinau, nes tu mačius gražesnį.
kokie mes esam laimingi šiandien už Jėzų.